Darbėnų vidurinės mokyklos turtinga bei įdomi istorija siekia XIX amžių ir mena grafų Tiškevičiaus valdymo laikus. Beveik prieš 200 metų Darbėnuose atidaryta pirmoji parapijinė mokykla. 2010 pavasaris mūsų viduriniai mokyklai kartu su šviesa ir šiluma atnešė ilgai lauktų gerų naujienų. Žinia, kad Darbėnų vidurinė mokykla 2010-aisiais rugsėjo 1-ąją švęsdama savo 60-metį turės gimnazijos statusą, sujaudino visus tuos, kurie mokėsi, mokytojavo ar dirba mokykloje dabar. Abejingų gerai žiniai neliko Darbėnuose ir miestelio apylinkėse. Žmonės turėtų eiti į mokyklą, kad būtų protingi. Nebūtina turėti Einšteino protą, nebūtina turėti Heraklio raumenis, o reikia tik žinoti, ką daryti. Tai aš įsivaizduoju, kad Darbėnų Jono Šimko vidurinė mokykla tai tą žinojimą mums ir davė. Tai ir linkiu, kad aišku, kad taptų gimnazija. Bonjour de Strasbourg. Sveikinuosi su jumis prancūziškai, nes reportažas vyksta iš Strasburgo, iš miesto, kuriame yra Europos parlamento oficiali būstinė. Esu Europos parlamento lietuvių kalbos padalinio vertėja žodžiu. Mano darbo kalbos yra prancūzų, rusų ir anglų. Bet geriausia moku žemaitišką. Taigi, esu Živilė Pavurskytė Stasiūnienė, 1987 metų laidos mūsų mokyklos abiturientė. Esame iš tų, kurie iš 10 klasės peršoko tiesiai į 12-ąją, taip ir nepabuvę 11-oje. Ypatingus padėkos žodžius šiandien norėčiau tarti visiems mūsų mokyklos mokytojams, mūsų auklėtojams, kurių mūsų klasėje teko šansas turėti net 3. Ir dar porą žodelių prancūziškai toms mokytojoms, kurios, sakykime, nulėmė mano profesinį pasirinkimą. Très chère Nijolė Pudžmienė, très chère Janina Metrikytė. J'aurais dû vous le dire beaucoup plus tôt, mais il vaut mieux tard que jamais. Sachez que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je fais le métier que j'adore. Je vous en serai toujours reconnaissante. Merci beaucoup. Ir dar porą žodelių. Žinau, kad mano mokykloje ir toliau mokosi puikūs mokiniai, kad mano mokykloje ir toliau dirba šviesus savo darbui atsidavę mokytojai, kad neseniai mokyklai pradėjo vadovauti nauja, ypatingai veikli ir energinga direktorė. Mokykla rengiasi tapti gimnaziją. Šiam žingsniui ji yra puikiai pasiruošusi. Sėkmės jai. Aš užaugęs būsiu direktorius, prižiūrėsiu vaikus, kad nesimuštų, kad gerai skambutis skambėtų. Kad iš pamokų vaikai nebėgtų. Mokykla vykdavo labai linksmi šokiai. Šokiuose visada dalyvavo mokyklos direktorius Jonas Česniauskis. Jis vidury salės užvesdavo, dainuodavom, visi linksmai. O tie dalykai labai įsiminė ilgam. Tai man Darbėnai yra mielė, kai nuvažiuoju, atrodo, kad ten nuvažiuoju į savo namus. Mokykla gali ir turi teisę pasivadinti gimnaziją. Gera naujiena nudžiugino šimtus buvusių mokyklos auklėtinių, kurie pastaraisiais dešimtmečiais išsibarstė po visą Lietuvą ir pasaulį. Tad pagarbiai pavartykime įdomiausius ir ryškiausius mūsų vidurinės mokyklos, o dabar jau Darbėnų gimnazijos istorijos puslapius, paklausykime, kokiomis mintimis gyvena šiandienos ir buvę mokiniai ir mokytojai. Žvilgtelėkime, ką mums žada ateitis ir kokios mes jos norime, kokie norėtume būti pradėdami naują Darbėnų gimnazijos istorijos etapą. Mes draugiška mokykla! Mes draugiška mokykla! Mes draugiška mokykla! Mes draugiška mokykla! Mes draugiška mokykla!
Keliauti Darbėnų vidurinės mokyklos ir Darbėnų gimnazijos istorijos ir ateities virtualioje erdvėje, gal ir ne visai chronologinė tvarka, jums padės Darbėnų gimnazijos vizualių menų studijos laiko mašina. Jei turėčiau jėgų, aš važiuočiau į Darbėnus pasveikinti, kad jūs per visas revoliucijas ir kaip bebūtų išlaikėt ir išaukštinot mokyklą. Pristatėt, pastatėt ir štai jau gimnazija bus. Kaip aš džiaugiuosi, kaip norėčiau būti tokioj šventėje. Linkiu, kad ilgai Darbėnų mokykla šimtmečiais garsėtų, kad iš ten išeitų daug gerų žmonių. O jaunai direktoriai aš linkiu pirmiausiai sveikatos, kantrybės ir siekti to, ko jūs pati norite. Būkit išdidi, kantri, sveika. Yra toks dėdė, kuris ateina pas manęs kirsti malkas, kad jisai pakerta, tėtis duoda jam pinigų ir pasako, kas išeina, o kartais duoda valgyti. Jisai nemoka skaityti, nerašyti, neėjo į mokyklą iš viso. Per 60 nelengvų, tačiau rezultatyvių darbo metų Darbėnų vidurinės mokyklos pedagogai į gyvenimą išlydėjo virš 2000 abiturientų. 2010 metų 57 abiturientų laida istorinė. 2011 metais mūsų mokslo įstaigos absolventai vadinsis Darbėnų gimnazijos pirmosios laidos gimnazistais. O gal bendromis jėgomis sugalvosime diplomatišką pavadinimą, kad neliktų užmiršta ir buvusios Darbėnų vidurinės mokyklos abiturientų laidų skaičiuoti, kuri artėja prie nuostabiai brandaus skaičiaus 60. Mes jau esam gimnazistai! Mes jau esam gimnazistai! Aš linkiu, kad šitos gimnazijos vardas skambėtų ne tik Darbėnų parapijoje, ne tik Kretingos savivaldybės ribose, bet kad jūsų gimnazija ateityje taptų žinoma, kad jie gautų tam tikrą vardą, kad jie gautų tam tikrą stilių, kad mokinys baigęs gimnaziją ir atvykęs kažkur tai į sostinę Vilnių ir pasakęs, kad jis baigė Darbėnų gimnaziją, tai būtų pripažinta, kad tikrai jis yra išėjęs iš šios mokyklos ir kad šita mokykla turėtų vardą, kuris sakytų apie ugdymo kokybę, apie pasiekimus gerus.
Atvykau į Darbėnus 1963 metais. Mūsų mokykla tada buvo 5 patalpose. Išmėtyta. Tai vienur, tai kitur. Per vieną pamoką atlikai vienoj klasėje, pasiėmė žurnalą, bėgdavai į kitą pastatą atlikti pamokas. Taip lakstėm iki 64 metų spalio mėnesio. 64 metais spalio mėnesį buvo atiduota nauja, graži mokykla. Ta, kuri šiandien yra pas mus. Prieš atidarant mokyklą, direktorius Mizaras prašė visų mokytojų, kad eitų valyti, tvarkyti, šluoti ten. Ėjom visi, dirbom, langus valėm, tualetus valėm, visą kitą nuo meistrų paliktų šiukšlių. Išsivalėm, susitvarkėm ir spalio mėnesį, pradžioje spalio, persikėlėm visi į šitas naujas patalpas. Buvom labai laimingi, kada mes turėjom tokią didelį, gražią, tokią puikią mokyklą. Mokykla sykiu ir augino mane kaip mokytoją. Juk aš galbūt tiek metų būčiau ir neišdirbusi, bet tai viską darė mokykla. Aš labai prisimenu, kaip mes su mokiniais viską darėm, kad mūsų mokykla būtų pati gražiausia, pati šauniausia. Jeigu viso šito nebūtų, tada mokytojui dirbti būtų labai sunku. Jam yra ir atpildas tam mokytojui, kad mokytojau, be mokinių tu negali gyventi. Tai yra tavo gyvenimas. Ir jeigu man kas sakytų šiandien, kad ką tu pasirinktum dabar, aš sugrįžčiau į tą patį. Aš ateičiau dirbti mokytoją. Mes negalim dabar mokytojai buvo dabar nurimti. Gi mes visi dirbę mokytojai, mes esam susibūrę į klubą. Tai yra šviesos klubas, kuriame mes renkėme įvairias popietes, tematinės, šventinės, pramoginės. Ir mes kalbam apie tai, kaip mums buvo gera dirbti šitoj mokykloje. Šita mokykla seniai verta, kad ji būtų įamžinta, pavyzdžiui, gimnazija. Ten atėjus dabar naujoji karta. Aš labai norėčiau palinkėti jauniem mokytojam. Mylėkite vaikus. Be meilės vaikam nebebus darbo, nebebus normalaus bendravimo. Ir galų gale nebebus žinių. Tobulėti mokytojui nėra ribų. Darbėnai mano gyvenimo kelio pradžia ir galbūt bus ir pabaiga. Aš čia gimiau, čia baigiau vidurinę mokyklą, mokiausi aš iš pradžių pradiniai mokykloje, vadinamoj dvaro mokykloje mediniai, o jau į vidurinę atėjau čia už bažnyčios, kur stovi raudonas pastatas, raudonų plytų, vadinamoji špitolė. Čia buvo labai įdomi vieta, kabutėse tinkama mokyklai, nes pavyzdžiui 6 klasėje, kai mokiausi, mūsų langai išėjo į mokyklos aikštę, priešais mūsų mokykla buvo NKVD būstinė, su išdrėktais ant šaligatvio partizanų kūnais. Čia pro langus į bažnyčią eidavo ir laidot neždavo žmonės, ir vestuvės, ir krikštynus. Tai matėm beveik visą žmogaus kelią, nuo gimimo iki
politinių sumaiščių. Aišku, labiausiai turbūt pasikeitė mokykla. Nepalydint tikrai dabartinę gražią, šviesią, erdvę mokyklą su tom ankštom patalpom, kur mes buvom špitoliai. Kur aš begyvendavau, mano kelionių pabaiga būdavo Darbėnuose. Ir visada labai mielai aš apsilankydavau mokykloj ir dabar taip pat labai džiaugiuosi galėdama ateiti kaip į namus. Aš to ir linkėčiau, kad mokykla nebūtų tik tai žinių kalvė, bet ir žmogaus ugdymo buveinė. Tokia žinių ir kultūros šventovė. Aš tikiu, kad Darbėnuose yra tokių mokytojų, yra tokių vadovų ir yra mokinių, dėkingų mokinių, kurie perims visą, ką gali geriausia jiems duoti ir šitas kraštas, ir šito krašto žmonės, ir Darbėnų gimnazija. Man šita mokykla yra daugiau kaip pusė mano gyvenimo. Daugiau kaip 30 metų esu šitoje mokykloje. Atvažiavau čia, kai mokiausi 3 klasėje, į Raudonąją vadinamąją mokyklą esančią miestelio centre. Paskui čia tęsiau mokslus šitame pastate ir baigiau vidurinę mokyklą. Po studijų bijojau grįžti, nors ir siuntimą turėjau. Nenorėjau, kad sakytų, grįžo Vandutė į savo mokyklą. Bijojau, kad neįtiksiu ir išbėgau į Klaipėdos rajoną. Niekada nebūčiau drįsus pati ir pareiti, bet labai dėkoju savo mokytojams, kurie manęs ieškojo, mane susirado, prašė manęs pargrįžti ir po 3 metų klajonių sugrįžau į savo mokyklą ir iki šiol čia esu. Džiaugiuosi, buvau priimta labai šiltai, maloniai ir niekada negalėjau pasakyti taip, kad sugrįžo Vandutė į savo mokyklą. Jaučiuosi čia kaip ir sava, ir mylima, ir gerbiama. Ir tikiuosi, kad visiems taip atrodo. Mūsų mokykla yra vertinama labiausiai dėl to, kad čia žmonės jaučiasi saugiai, jiems yra čia gera, nuoširdūs yra santykiai. Labą dieną, čia Monika ir Emilija. Darbėnų gimnazijos žinios. Šiandien mes norime pakalbėti apie renovaciją, todėl laidą pradedame jau renovuojamoje valgykloje. Čia stovi Emilija ir Monika ir direktorė. Mes norėtumėm direktorės paklausti, kas yra renovuojama. Taip, šiuo metu, kaip ir žinom, yra renovuojama mokyklos didžioji sporto salė, persirengimo kambariai, rūbinės, valgykla, aktų salė ir naujojo priestato 1 aukštas. Taigi, aktų salėje va dabar esame ir matom, kokie vyksta darbai. Tai vyksta paruošimas dažymui ir turėtume vasario 16 jau švęsti šitoj salėje, tačiau parketo dar nebus. Valgykla irgi taip pat yra padidinta, tai mes galėsime nueiti ir pasižiūrėti, kiek ten yra tos vietos padidėję. Sporto salė vėlgi panašioje stadijoje yra ruošiama apdailai, yra pakeisti persirengimo kambariai, bus dušai. Kaip ir žinom, rūbinėse bus spintelės kiekvienam vaikui numatytos. Taigi daug darbų yra padaryta, bet kada bus pabaiga, sunku pasakyti.
Mes stovime Darbėnų gimnazijos kieme prie įspūdingo akį rėžiančio stendo. Kaip pastebėjote, čia yra parašyta Darbėnų vidurinė mokykla. Įdomu kodėl, juk mūsų mokykla jau yra gimnazija. Ogi todėl, kad šis stendas buvo pradėtas daryti jau pavasarį, o pavasarį mūsų mokykla buvo vidurinė. Ir todėl atsiprašome mokinių, mokytojų, kad yra parašyta ne gimnazija, o vidurinė. Baigiau šitą gražią mokyklėlę 1977 metais. Praėjo daug laiko, be abejo, bet pamiršt yra sunku. Sunku pamiršti tos laikus, kai buvo praleisti čia. Auklėtojai buvo labai gera. Janina, prancūzų mokytoja, iki šiol prisimenama. Tai vat ir kiek kartų tenka pravažiuoti, mama gyvena Grūšlaukės kaime, tai vis pravažiuoji ir vis prisimeni. Kaip čia buvo gerai, kaip čia buvo smagu, kaip buvo linksma, kaip buvo gera. Mokytojai buvo labai geri, iš tikrųjų tais laikais, nežinau, mes bendraudavom tikrai labai gerai ir sutardavom ir aš manau, kad ir žinios buvo pakankamos, nes leido tada ir įstoti ir aukštąsias mokyklas, ir baigties ir taip toliau. Esu iki šiol dėkingas. Tiesiog tie 3 metai, kurie buvo praleisti čia, man, nežinau, gal kaip vieną dieną praėjau, kaip kažkokia, nežinau, visada norėdavosi ateiti čia ir būti. Dalyvauti su mokytojais, su vaikais, su draugais savo. Siunčiu kuo geriausius sveikinimus ir palinkėjimus iš Pietų Australijos Adelaidės miesto, kur dirbu, gyvenu ir mokaus. Dirbu Pietų Australijos pajūrio gelbėjimo klube ir mokinuos Pietų Australijos universitete, siekiu žinių biznio ir nekilnojamo turto srity ir bandau įgyti bakalauro laipsnį. Noriu pasveikinti visus savo buvusius mokytojus su mokyklos 60-mečiu ir su įgytų gimnazijos statusu. Noriu palinkėti kuo geriausios sėkmės tame nelengvame ir sunkiame darbe. Su pirma, tai noriu paminėti savo klasės auklėtoją Brunelę Tamušauskienę, mokytoją Gaškaitę, Anožį, Metrikytę, Palauskaitę, Giniutienę, Slušnį, Grinevičienę, Dulcenę, Narkų, Ukrinienę, Mizerienę, Mažonienę, Mažonį, Dautartienę ir Kaitienę. Visiems geros kelionės per gyvenimą. Negali nugalėti niekada nepasiduodančio žmogaus, ko visiems savo buvusiems klasės draugams ir linkiu siekti triumfo. Sėkmės, brangieji. Kas man mokykla? Man mokykla tai yra mano gyvenimas, kuriame aš praleidau savo didžiąją ir pačią gražiausią gyvenimo dalį. Čia aš pradėjau dirbti pirmosius žingsnius. Čia aš dabar tęsiu ir čia aš baigsiu savo gražiausius metų darbus. Myliu savo darbą. Džiaugiuosi, kad esu Darbėnų vidurinėje mokykloje. Džiaugiuosi, kad sutikau labai daug gerų, puikių žmonių. Kad išmokiau pažinti, suprasti muziką. Žmonės, su kuriais aš ir šiandien randu bendrą kalbą mokykloje, nes didesnė jų dalis jauni, puikūs žmonės. Visų pirma, aš noriu padėkoti mokytojams, kad jie buvo man geras pavyzdys, kad jie man suteikė žinių ir padėjo pasirinkti mano profesiją. Labai malonu, kad Darbėnų vidurinė mokykla tampo gimnazija. Norėčiau mokyklai palinkėti šviesių saulėtų dienų, juoko. Norėčiau mokiniams palinkėti gauti daug dešimtukų, kad jie svajotų ir kad jų svajonės įsipildytų. Mokytojams norėčiau palinkėti kantrybės, ryžto, drąsos dirbant su mūsų jaunimu, būti gerų pavyzdžių mokiniams. Mes po visus Darbėnus gaudamies, į bažnyčią buvom, mes lyjam, kad šventoriau tam ūgė vyks. Saka, ne? Ir į kolonėlių užsakom. Saka, jums visai prots pasimaišyt. Veizam en kažkoks vyras. Sakom, kas esmi. Saka, esu kultūros namų direktorius. O tu jiem daug apsidžiaugėm. Ir parodė žmonės.
nepasibaig, nieks nepasibaig, prašom, prašom. Pasveikinti šitos kazius. Prašom, paplojam, paplojam. Ką merginos prekiauja? Gal arbatėlės jūs galit? Oho, nu tai. Jo, viskas politika. Mes motraškas ūkiškas. Prisipirkome rinkilų, į torėlkų. Dešros turiu į sūrį. Jie visko juk rekinome, juk gaspadorius laukia. Linkimus tokių dalykų nerasi. Darbėnų gimnazija visiems žmonėm darbiniškiam linkam, kad visuomet daunas turėtumėt, kad visuomet pritrūkų kvietką žydėtų. Ir laimė lydėtų. Ir paukštelė čiulbėtų. Mano klasė buvo anam, naujam. Ne, o pas mane iš tos pusės, o 3 paskutiniai langai iš tos pusės buvo 9 klasė. Tai kai tavo buvo, tai vienos iš vis dalis nebuvo. Ir taip atsitiko, kadangi aš gyvenu labai toli, Jakutijoje, Jakutske, aš per visus tos metus nesu apsilankęs. Ta prasme, aš kiekvienais metais atvažiuoju, bet į mokyklą netenka, kadangi atostogus visada mokykloje. Mano pats geriausias prisiminimas iš tos mokyklos, kad aš turėjau nuostabius mokytojus. Tai iš tikrųjų šitaip turėti tokius mokytojus, kurie Petrauskas buvo mano auklėtojas, kuris jau tada mokėjo 16 kalbų. Darbėnuose turėti tokį mokytoją, tai yra svajonė. Kitas mokytojas Laurinavičius, kuris jau mane nuo mažens, reiškia, aš buvau dramos būrelį ir mano profesija aktorius, tai jo dėka čia pasidarė, nes jis iš manęs padarė aktorių iš tikrųjų, čia jis buvo. Todėl, turint tokius mokytojus, neprisiminti ir nemylėti ir negerbt šitų savo mokytojų ir neprisiminti juos kaip vienintelius žmonės, kurie man davė, davė gyvenimą, mano, kuriuo aš gyvenu. Profesiją davė ir supratimą to gyvenimo. Vis tiek, visi buvom holiganėliai, čia darėm ir tą, ir tą, ir tą. Aš norėjau mest mokyklą, tapti jūrininku, geležinkelį. Visi jauni mes galvojam tik tai apie nuotykius. O jie mane nukreipė kažko, šitą davė tą rimtą gyvenimo supratimą. Todėl aš mokyklai dėkingas iki begalybės. Mūsų klasė buvo tokia ypatinga. Mūsų auklėtoja Justina Buvelytė buvo labai fantastiška moteris ir mus kažkaip labai suburdavo gyvenimui po pamokų. Mes rinkdavomės, vaidindavom, daug visko darėm čia. Irgi buvo labai pasitusi klasė ir netgi dabar 30 metų mes dar susirinkom daugiau negu pusę. Ir tai kiti tik tai dėl to, kad išvažinėja kažkur tai. O šiaip labai iki šiol draugiškai taip gyvenam. Bet kadangi aš turėjau tokį brolį, tokį priplaukusi, tai jis užvedė mane ant teatro kelio. Labai šilti prisiminimai iš viso, mokykla mūsų tikrai fantastiška. Mūsų mokyklai tapus gimnazija pasikeitė ne tik jos pavadinimas, bet ir daugumos mokinių požiūris į mokymąsi ir dalyvavimą renginiuose. Mokiniai aktyviau dalyvauja mokyklos gyvenime, domisi renginiais ir siūlo naujų idėjų. O tai skatina naujos mokyklos tradicijos, direktorės bei mokytojų iniciatyva. Manau, tuo mūsų mokykla ir išsiskiria iš kitų, kad čia tarp mokytojų ir mokinių vyroja šilti santykiai. Taigi aš didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad esu Darbėnų gimnazijos 1 laidos abiturientė. Kaip gera
džiaugiuosi, kad turėjau gerų žmonės, pavykus su jais rasti bendrą kalbą, todėl manyčiau, kad vis dėlto svarbiausia gyvenime yra tas ne tik tai žmonės, bet bendravimas su žmonėmis, ypatingai dabar sunkiom sąlygom tokiom. Linkėčiau visam mūsų geram kolektyvui susitelkti, ramybės ir gerų darbų. Kai gera